Su kokia rašytoja šiandien susipažinsim? Vaikučiai mūsų vaikų literatūros skyriuje bibliotekoje, ar žinote? Ne. Tai va, aš jums pasakysiu. Yra tokia rašytoja, štai, Aldona Liobytė. Ji labai mylėjo vaikučius ir parašė daug gražių pasakų. Ir šiandieną mes paskaitysim vieną jos pasaką. 100 zuikių piemuo. Tarnavo bernas pas poną. Žemę arė, miškus kirto, akmenis skaldė. O kai suėjo metai, ponas jam ir sako: Prastas buvo tavo darbas, negaliu tau mokėti, ne vienas skatikas. Nori, tai lik dar metus, tau gal geriau sekasi. Nereikia tokių. Liko dar metus tarnauti. Kelmus plėšė, kirtimus degino, javus pjovė, kluonan vežė. Ponas pardavė, pilnus aruodus ponas pinigų prisipylė, bet metams sukakus vėl bernui sako: Buvo metai, javai neuždėjo, atskrido varnėnai ir sulėse. Duosiu tau vieną skatiką, kiek tavo darbas vertas buvo. Ei, liksi? Dar metus tau gal geriau seksis. Užvirė bernui širdis, sviedė skatiką šulinin ir liko dar metus tarnauti. Žiūrėjo pono gyvulius, avis kirpo, sūrius slėgė, mėsas rūkė. Ponas vežė svečiom šalin, o savo bernui sako: Man tavo darbas nuostolis. Sūriai supelyjo, mėsos supirmijo. Negaliu tau mokėti tik vieną skatiką. Pašoko apmaudui berno širdis, griebė pinigėlį ir jau skandins šulinį, bet žiūri, visi skatikai paviršium sudūrė, neskęs. Sugraibė, nusipirko žios bandelę ir eina. Eina pats nežino kur. Atsisėdo miške ant kalnelio. Išalpo, laužė kąsnelį, valgo, o čia žalias driežiukas. Ir prašo žmogaus balsu: Duok ir man bandelį, kitas iš bernelį. Atlastas metas užėjo ir nežudyminį. Alpstu, elzna diežienė, diežiukai. Paduok duotum tiek vantelę bandelį tėvą, neprašytum paskutinio prasį. Bet iš kur tu žinosi? Pasimik šitą dilbinę. Kai bus blogai, papūsk į pagalbą ir tau atbėgs pagalbą. Įsidėjo bernas užantin dirbinę, nelabai tikėjo drieželio pažadais ir eina toliau darbo ieškoti ir užėjo dvarą. Pažiūrėjo po langą, o ten pilni rūmai zuikių, šokinėja, per grindis slidinėja. Dar nebaigė mąstyti, o jis kalikį už skvernų ir nutempė pas poną. Ar tu žinai, kada šio krašto vaivada? Nežinau. Ar žinai? Ar žinai, kad per mano vardas neleidžiama niekam be mano žinios eiti? Nežinau. Ar žinai,
kad kiekvienas, ką mano šunis sugauna, tampa mano vergu iki galvos. Nežinau. Esi mano vergas. Būsi. Prirakintas prie girnų. Nebent. Nebent įsipirktum. O kaip man įsipirkti? Kiek norėtum, ponė? Uogi tu pykš ir galėtum įsipirkti. Aš geras, 3 dienas ganyk mano gyvulius ir nei vieno nepraganyk, tada galėsi sau eiti. Jeigu reikia polas, ar man naujieną gyvulius ganyt? Varge mano ant šio margo vietą, kad tai būtų gyvuliai. Paleido tijūnai iš gardo 100 zuikių, šis strik pastrik į visas šalis įsislakstė, stovi bernas prasižiojęs, o kiškių jau nekvapo. Ir stvėrė berną tijūnai, taikėsi pančius jam uždėti, bet prisiminė bernas, kad turi birbynę. Paputė, kokį žiūri, iš visur zuikiai lenda ir prie jos spiečiasi. Sužinojo vaivada, kad zuikiai taip berno klauso ir sumanė griebtis klastos. Gano bernas zuikius, o valgyti norisi. Žiūri, ateina mergaitė ir nešasi kažką. Jų nebereikės. Nešubynų ir geros. Aš zuikius gana, ar mane pavaišinti? Mielai, bet turiu vieną prašymą, jei man duosi vieną zuikį. Aš to vieną zuikį tik pavažiuoju. Fui, nesulaukiu. Čia jau laukė vaivada, pamatė, kad duktė zuikio neparnešė ir išsiuntė pačią zuikio išvilioti. Ateina boba ir prašo zuikio. Duok man vieną zuikelį. Kam to reikia babuto zuikį? Prieš varganą, tuomet duok prieš reikalą. Prašau pamesti zuikį. Oi, nesulauksiu niekados. Jei nepašūsiu, tai negasiu. Tik staiga bernas sušvilpė ir zuikis vėl pas berną nupūrė. Tai bernas poną ir apgavo. Visas kitas dienas ramiai sau zuikiais ganė, ponas turėjo berną paleisti.